Tai dabar gerai, žiūrėkit, karočią. Tokia esmė, na, klausykit. Tebūnė, okei, man paeina, jo, man čia paeina, jo. Žiūrėkit, man čia paeina, ne? Tebūnė paima, kad ir šitas, nu, tebūnė. Net neleidž dėt. Tebūnė paeina. Aš neiškešinsiu. Babkių. Aš žinau. Neišės kešint. Aš žinau, kad aš neiškešinsiu iš šito šudo. Seniai, čia yra blogiausia kontora pasaulyje. Aš nekešinsiu nieko. Aš jums sakau. Užmerkiau akis. Po 900 į kiek? Į mėnesį ar kur? Blet, aš jums parodžiau, kur aš dabar vaikštau. Per kokias kontoras. Aš negaliu, aš galiu rodyti lietuvišką šūdų krūvą, kurią promautina, kas toks, patys žinom. Sen, nedėsiu dvaso, čia gali paėti stavkį, sen, tu durnas, kofai tai nerealūs, realiai, čia visi fightai, realiai 50-50, realiai, vos ne 50-50 visi fightai. Čia tokie lempiniai kofai, sen, tu durnas, bet aišku, yra catchas, jeigu tau paės, duos nukešint štuką, po 2 mėnesių dar štuką, jeigu įrodysi, kad tu ten prižiūri akauntą, dar štuką. Lohai šitie, šaskau, seniai, čia būščia, gaidiškiausia kontora yra Top Sport, šūdų krūva į bananą. Atsiminkit, vienas iš būsiu adminų. Norit gerą istoriją, karočią, šaika. Norit gerą istoriją? Palaukit, tai gal netrasiu įrodymus, Aš jums parodysiu visiems, kas yra Top Sport, Ir ką promautina šitie žmonės, Tokia istorija, šaika, tokia istorija, žiūrėkit. Buvo vienas šiuos, Discord'e pas mane prieš pusę metų. Vinčenzas toks, karočią. Vinčenzas. Gal kažkas atsimena, gal kažkas, nežinau. Karočią čiuvas gamblino Top Sport'e, gamblino. Ir piso iš kažkokios stavkės Maxviną 200k, man atrodo. Jam įpiso, karočią, Top Sportas į e-mailą, po to, kai jis laimėjo 200k, parašė, kad jisai, karočią, nelaimėjo, čia subugino aparatai. Va tokia huinė išėjo, tipo, čia aparatai susibugino, čia negalima, čia kažkas ne taip, tipo, tokį įpiso šūdą. Jis laimėjo apie 200k, gal daugiau, aš nežinau, realiai, negaliu pasakyti tiesiai šviesiai, kiek laimėjo. 300, 200, karočią, aš nežinau kiek, 100 gal, bet karočią, jam įpiso tokį prikolą, tipo laišką ir jis turi visus įrodymus, aš paprašyčiau, jis man atsiųstų. Karočią, parašėm oficialų laišką, tipo, čia tuo metu aparatai buvo susibūginę, tipo, dėl to tu per bugą laimėjai 200k. Tai va, tavo laimėjimas yra anuliuojamas. Ir taip ir baigęs. Aš jums prisiekiu, taip ir baigęs, Va jums ir Top Sportas, Ruletė ant supistos petės, Ruletė, Štuką nukešint 2-3 pohui, seni. 10? Jau klausimas. Nežinau, negamblinu šitam šūdų krūvoj, negamblinu lietuviškai kontorai, seni. Lietuviškai kontorai gyvenime negamblinusiu ir negamblinu, Seni, niekada. Fuck that shit, Va, X, O dabar pradėsiu, dėl ko jūs neturėtumėte gamblinti BetSafe, Top Sport ir panašiai, Šaika, niekada gyvenime nemeskit į jokią lietuvišką kontorą. Dabar, aišku, po šito video, savaitės bėgė gausiu porą baudų. Čia yra dezinformacija, čia yra taip ir taip. Čiulpkit baby lietuviškos kontoros, Gaidžiai kurva, bomžai, visiškai kurva. Jūs, neišmokat, blėt, virš 10k niekam, Ką jūs šnekat, debilai į bandį, Seniai, aš tai apakės, patpolnai, Seniai, dabar aš, pavyzdžiui, man paėtų stavkę, ne? Man paėtų stavkę. Man paėtų šitą stavkę, žiūrėkit. Man paėtų dabar šitą stavkę, žiūrėkit. Jau negaliu net, žiūrėt kofų. Getting your experiences ready. Tai krauk, debilas, tu jibanas, Kad tu kurva nekrauni, debilę, Eik tu, Va, parašau. Mūsų vadinamas Top Sportas. Štai taip. Verify you're a human. Yeah. Aš žmogus, seni. Aš streaminu. Va. Užeinam. Stanionis. Kodėl aš negaliu dėt? Ai, galiu. Gerai, palauk.
O kur mano 4 kofo? Va. Tebūnė tokį, va. Va toks man paina, va tokia stavkė man paina, tebūnė. 25 gabalai, na. Ir jeigu aš laimiu, ką aš darau, jie man parašys, tavo limitas yra štuka eurų į dieną. Kitą dieną bandau kešinti štuką, sakys, ne, tavo limitas yra 200 eurų į dieną. Ne, čia kažkas ne taip, tu kažką čia fiksini, negalim gražinti. Va, lietuviški kontorai, va, jūs kurva, duhai į banį, na. Pisau aš nahu tokį šudą, na, kurva supista. Seni. Ir dar duoda statyti, seni, tokiais kofais, nahui. Seni, dabar gerai ateina pasiturintis šiuvakas užmės stavkę. Tebūnė pasiturintis, jo. Lietuvis, sako, top sport, ok, let's go. Štuką metu, pizdu. 8 gabalų. Jūs galvojat, išmokės jums 8 gabalų, nahui? Jūs galvojat, jeigu paės stavkę, jie jums išmokės 8 gabalų? Jūs juokaujat, nahui. Sakys, ne, čia mokesčiai, čia reikia dar atsibašliuoti valstybėje, čia reikia tą ir tą padaryti, tą aną. Ir tavo limitas yra kokias 3 mėnesiam po štuką į dieną. Ne, po štuką į mėnesį. Tiksliau, atsiprašau. Gerai, aš po štuką į mėnesį kešinsiu. Kešinu, po mėnesius ar išsakys, tai tu pasieki savo kešiauto limitą. Tau reikia palaukti dar mėnesį, kad tu galėtum kešinti savo pilną limitą. Va tokia huinė ir yra, seni. Va tokia huinė ir yra čia, na. Panašiai būtų gal išmokėtų, bet neleisiu vėl sėt. Neišmokėtų nieko, seni. Koks tau, nahu, lietuviškas kacikas tau išmokės 8 gabalų, seni. Man siūlė dylą, blėt, top sportas, 500 eurų į mėnesį. 500 eurų į mėnesį, nahu, seni. Aš tai pasidėjau, galvojau. Nežinau. Nelabai man sueina, na. O tai kiek tu uždirbi iš savo kitų kazinkių? Nežinau. Bet 500 eurų į mėnesį manęs netenkina su fake balansu prasūkti. Seni, tu pašol, na, šis šudu, na. Aš tau tik tiek ir pasakiau, na. Tu durnas, na. Seni, tu durnas. Kokį balansą duoda, seni, aš nežinau, kiek duoda balansą, aš net nelindau į diskusijas, na, seni, ten gal būtų 5 gabalai, bet ten būtų fake balansas, visiškas. O tavo mėnesinis atlyginimas yra 300 eurų. 300 eurų mes jums norim pasiūlyti, kokie jūsų yra dabar, koks jūsų uždarbis yra dabar su kitom, matėme, kad dirbat su kripto kazino ir panašiai, kokie yra jūsų uždarbiai su kripto kazino ir panašiai. Nežinau, seniai, bet tai 300 eurų į mėnesį manęs netenkina, sakau, neįmanoma, what the fuck, man. Ta prasme, what the fuck, nahui. 300 eurų į mėnesį, seniai, tai čia yra, aš nežinau, šaika, nestumi nieko, bet čia yra tas pats, kas dabar nueit man 2 dienas Bolt kurjerių padirbti. 3, gerai 4, gerai 5. Seniai, aš geriau pavažinėsiu dviračiu, paduosiu maistą ir panašiai, nahui, negu aš sponsorinsiu supisa top sportą, nahui. Apie ką aš išneku, na? Ne, blėt, seniai, esu dirbęs, nemeluosiu, esu dirbęs Bolt kurjerių, atsimenu, esu dirbęs Bolt kurjerių, karočią, tai atsimenu, į dieną uždirbdavau, aš dirbau ten gal savaitę, max 2, ten 1,5 gal, į dieną išeidavau uždirbti kokių 8-9 eurų, bet aš dirbdavau po 12 valandų, tai realiai pasačiau, kad tai tipo yra, mažiau minimalkės, aš nežinau iš tikrųjų. Bet tipo, tas pašudas, kas tipo promotin top sportą ir gauti gale dienos, nahui, 300. Tai aš geriau eisiu, padirbsiu, karočią, Boltę, nahui, uždirbsiu normaliai pinigus, negu aš dabar eisiu ir visus apipisnėsiu savo fake balansą, nahui. Šaika, tipo. Top sport, by the way. Top sport. Top fucking sport. Nelegalų žaidimai, čia jie reklamuoja nelegalių žaidimus, visi čia viską daro per aplinkui, taip ir taip. Tai seniai, tai tu duok normalų dylą, blėt, lietuviškai kazinkį, nahui, tai tu, blėt, neapipisinėk savo statytojų, nahui. Čiuvas, ta prasme, Čiuvas išleido video, jeigu tu realiai, sakai, su Vincenzu, su Čiuvu, kuris, blėt,
pakėlė 200k Maksviną, jis įpiso video į savo kanalą ir galiausiai pisa protą, seni. Pisa protą, kad, karočią, čia jūs judat per kripto kazino, per aplinkui, karočią. Tai, seni, kaip nejudėt per aplinkui, jeigu tavo supisto šalies, nahu, kazinkė, skebina savo supistų žaidėjų, seni. Tu, seni, aš tau duodu bibį nukirst, tu man gali galvą nukirst, aš galiu pasikart on stream, nahui. Jie man tiek neišmokėtų, jeigu aš laimėčiau. Jeigu aš dabar štukai įpiščiau, jie man tiek neišmokėtų. Aš galiu pasikart on stream, nahui. Jie man tiek neduotų pinigų. Jie man pistų limitus ir taip, step by step. Gal po 1,5, po 2 metų, nahui, gaučiau 8 gabalų. Galbūt, seni. Galbūt, nahui, kurva. Su šitais dalbajobais, kurva. Rinka, nahui, pizda, seni, aš apakęs, nahui. Top sport. Kazino lošimai, automatai, tu pisk, nahui, aš to sakau, kurva. Jie net neturi providerių visų, seni. Ant kiek jie skemina, kad jie net neturi visų providerių savo supistoj svetainiai, seni. Nėra supistų providerių, seni, visų. Pragmatic Play, of course, Lietuvoje jau licenciją gavome, tai pragmatikai, ateina Pragmatic Plays, va, pragmatikai, sveiki pragmatikai, jau, gavom licenciją pragmatikai, jau čia Lietuvoje, nahui, kai buvo viskas prieš kokius 5 metai atgal, jau viskas buvo supistoj, blėt, nežinau, užsienį, visur, aplinkui, seni. Visuose rinkose, nahu. Bet mes tik sutikom Pragmatic Play, A-lyga, Lietuvos futbolas, A-lyga, Pragmatic Play, gavome licenciją, ačiū jum, einam gamblinti visi į Pragmatic Play, let's get it. Ir įvedėm savo supistą kalbą, lietuvišką kalbą, tai va, yra Lietuvos kalba mūsų kazino lošimuose. Tai yra statymas 1 euras, statymas 2 eurai ir bonus pirkimas. Štai taip, mes įvedę esame savo kalbą į Pragmatic Play. Prašau visi pasijungiam į Pragmatic Play. O klausykit, draugai, visų pirma, norėčiau pažiūrėti vieną dalyką. Ar jūs turite Hexo Play? Oh, we're connected. Pažiūrime, ar mes turime Hexo Play. Let's get it. Ar mes turime kažką daugiau negu Pragmatic Play šitoj rinkoj? Arba endorfiną? Čia kitas reikalas. Ne, mes turime Blackjack žaidimai, ruletės, Blackjack, One Blackjack, Monopoly Live, Crazy Time, Sweet Bonanza Time. Mes turime va tokius va dalykus, kur mūsų yra licenzijos, mes norim pažaisti slotus. Ar galite man pasiūlyti slotus Bet Games gal nueit? Aš nežinau. Loterijo lošimai, 7 iš kem 2, kai buvau nepilnametis, nemeluosiu. Mane prileido pas Top Sportas žaisti, statyti su netikrų dokumentų, man leisdavo jūsų darbuotojai statyti 16 metų ant 7 iš kem 2. Ten man buvo didžiausias vynas ir didžiausias prapisimas gyvenimo. Ir tai mane sutraumavo, nahui. Taip gal žiūrėkite, kas dirba už jūsų stalų ir ką jūs darote, debilai, nahui. Gerai, atsiprašau, juokauju. Gerai, pažiūrim, ką mes turime iš supistų slotų. Mes kaip ir nieko neturime iš supistų slotų, čia turime tik stavkės, kazino lošimai, daugiau lošimų. Tai krauk! Oh yeah! We have some fucking shit ass slots now in here. Maksvin, kiek Maksvin? Gerai, papasakosim atvirai, Frozen Mirror, what you have in this Maksvin? Ok, jeigu sukat po 2 centų, Maksvinas 200 eurų. Ne, tai taip, mes suprantam, čia viskas, kas čia yra iki štukos iš 2 centų. Ne, net mažiau, net nemeluosiu, net mažiau. Čia yra mažiau, seniai, čia 2 centų. Ok, pala, ką mes turim? Ok, we have some Amusnet, Apollo Games, BF Games, Bet Games, Betixon, Betsoft, Big Time Gaming Games, Blueprint Games, and we have Gaxo.
Ar aš suvėliau? We have a fucking hacksaw here. Holy shit, we have a hacksaw in Top Sport? Bro, we have hacksaw in fucking Top Sport, nahui. Ok, ką turim? 6x, aišku. Aš nenustosiu heitin, kol aš nepamatysiu visko, kas turi būti čia. Tai 6x patys žinot, kaip yra aparatas. Hop and Pop patys žinot, Hand of Anubis. Nu čia be bonus bajų irgi žinot, kas būna. Karočią, Cash Crew, čia net su bonus bajų. Da svidania. Keep M, čia padjopkė dropem. Nu, Roten, čia tas pašūdas Cubem. Karočią, seniai, mes turim visus sunkiausius aparatus. Lebandytas, Wantedas, Dorkinutas, Joker bombas. Mes turime, nu daug dievė, apie 20 aparatų, nahu, čia. Ir kodėl pas mus yra visi čia sunkiausi aparatai, ką galima pakelt? Kodėl mes jau turim tik tai kemšius slotus, nahu? Seniai, kodėl čia yra visi sunkiausi aparatai Hexovų? Why? Alio, dabar girdėjau? O kas buvo? Užsilaginau. Tai žodžiu buvo taip, įsimečiau, kročią, pradėjau vieną slotą žaist, kapoju, po 100, po 200, paskui pagavau tą vadinamą jackpotą. Jackpotas buvo, palauk, kiek ten, neprisimenu, ar 207, man atrodo. Ir viskas, ir galvoju, ten pradėjau pirkti tos bonusus, visą kitą, tipo ten kažkiek. Nu ir žodžiu, paskui taip gavosi, kad išėjau iš to, tipo, Top Sporto, pradėjau dirbti, karočią, paskui po kokios valandos prisijungiau, galvoju, pasižiūrėsiu, manoma nusikešint ar ne. Žiūriu, blokas uždėtas ant anketos, tipo, užblokuota, kad ten kažkas vyksta pas juos. Pradėjau skambinti, jam skambinau gal 3-4 valandas, nekėlė ragelio visiškai, tipo. Paskui parašė laišką, kad čia įvyko sloto klaida vos ne, tipo, ir visą gerą, tipo, ir žodžiu visą balansą nuėdė ir nieko absoliučiai nepaliko. Ant nulio paliko tiesiog ir tiek. O, tai kaip įvyko sloto klaida, seniai? Kaip gali įvykti sloto klaida? Nu, pagal jos įvyko klaida sloto, tipo, kad... Tu man galėsi jūs tą laišką, kur tau atsiuntė, tu man buvai siūnęs kažką. Bliam, aš kažkada buvau siuntęs, bet dabar jau net krapštysiu. Tai nueik į mano Steam chatus, į mano mainą ir jeigu įmanoma, seniai. Nu, tipo, parašė, kad įvyko sloto klaida, ten paskui algoritmus, tipo, atsiuntė, kaip tas slotas, tipo, žaidė, karočią, tai gavosi taip, kad, pavyzdžiui, aš ten sukau už 2 eurus, man davė 100 eurų, tipo, užsibūgino, visą kitą, tipo, ir viso. Jie traktuoja kaip sloto klaida ir viskas, ten paskui bandėm su advokatais ten bilinėtis, visą kitą, tai vienas advokatas atsisakė, nes pasakė, kad, tipo, Top Sportas turi ne tai, kad 1, 2, 3 advokatus, o jie turi pilną kontorą, kurį sudaro apie 10-15 žmonių. O tu seniai rastum tą laišką kažkaip? Blin, pabandysiu per elektroninį. Aš tik noriu parodyti viešai, na, kur viskas. Viso, tik viešai ir viso. Viešai nebent, toj palauk. Tik viešai parodau laiškus ir viskas. Aš žinau, kad tu skaitiesi, nes tu man siuntėjai tas laiškus. Tiesiog aš dabar neturiu savo Discordą prasidės. Palauk, pasižiūrėk į chatą, įmečiau tą PDF-ą, tau atsidarys ar ne? Sekundę. Į tą pagrindinį, man atrodo. Į mainą, ne? Tu, pažiūrės. Jo, ir pasižiūrėk, kaip jie gudriai sužaidė, kad statymai buvo ant 200 kem gabalų, tipo, laimėjau 205, tipo. Karočią, tokia nesąmonė. Taip, dabar gerai, žiūrim. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams VMI. Čia VMI? Jo, čia VMI pažymati. Kaip jie gudriai apėjo, tipo, man. Tai tu turėjai laimėti 200 kemką? Jo, turėjau šitą sumą išmokėti, bet ant ragų lykom. Bet, sakau, ne aš vienintelis ten, kaip sakant, ant ragų likau ten dar gal kokie, nežinau, 8, gal 9 žmonės, tipo. Ir vienas buvo Lucky, karočią, kuris, tipo, laimėjo ten gal 5, tipo, gabalų ir jisai iškart prisipirko visokius bonusus, tipo, ten po 10 štukų, po 20 štukų ir tiesiog nesuko, o laikė. Išėjo iš to Top Sporto anketos, jį buvo užblokavę
Ir kai jį tik atblokavo, karočią, pas jį liko tie visi sukimai, žinai, nupirkti. Tai jis, karočią, pakėlė šaibas ir paskui viską iškešino. Ir jam pavyko iškešinti tam apie... Tu seniai pagal viską laimėjai 205 štukas, ne? Jo. Iš kokio aparato? Link toj, palauk, bandysiu atkurti. Nu, pohui, nesmė, bet tipo, ta prasme, kokia stavkė buvo, kiek čia, blėt, Maksvinas seniai? Ir tau neišmokėjo? Jo, ten stavkė buvo prasidėjo nuo 10 ir baigėsi ties 100 betas. Tai tu šnekėjai pas Malinauską irgi, ne, nach? Ant vidose kažkur? Ne, mes vidose net nešnekėjom, jisai tiesiog buvo padaręs tipo video. Padarė video tipo, kaip kas yra, žodžiu. Ir kaip skemino tipo? Jo, kažkur turi būti pas jį kanalė tas video apie mus, tipo, kai mes pakėlėm ten gal lemą su pusę ar 2 lemus, kažkas tokio. Tiksliai nepamenu, čia gal, kiek čia buvo, gal metų, gal 5 metų atgal ar kiek. Ne 5. Blemat, nepamenu, 3-4 gal metai atgal. Čia įrašo Olympic Casino, lietuviškas nikneimas, nu. Tai kas čia ką pysė proto seniai? Va, buvo, karočią, žaidžiau šitą providerį Amusnetė. Amusnetė? Jo, ten tie visi tokie šudiniai, tipo. Tai tipo įėjai iki galo, ne su advokatais? Jo, mes ėjom, bet paskui taip gavosi, kad, karočią, ten pas juos, žinai, įstatymų yra tokių, kad, nu, žiaurų yra, ten dafiga punktų, ten, kai, pavyzdžiui, tu registruojas, tu turi skaityti ten visas tas, žinai, punktus, jie tiesiog gudrauja su tom sutartim. Gali realiai, tipo... Tu seniai realiai buvo laimėjęs 200 kmk ir tau neišmokėjo, nach. Taip, sakau, nei 1 centų. Tu gali susirast pas Malinauską. Aš būčiau pasikaręs, nach, seniai. 200 kmk, nach. Na, tai va, gali pas Malinauską va, kažkur susirast tą video, nežinau, jeigu aš rasiu tą video, galėsiu atsiųsti, yra net ir 15 minučių, atrodo, ar Delfi irgi straipsnis, kur, tipo, lietuviai laimėjo 1,5 lemų ir, tipo, Top Sportas neišmokėjo. Kaip suprast? Į laimėtą sumą pažiūrėk, planu. Pusas kažkoks vapšė, blėt, nebesuprantu. Laimėti šiam, nu. Aš nahui. Va, matai, kaip žiūrėk, laimėjo šiam ir pist suma pasidarė 35 eurų. Kaip čia taip? Kaip suprast? Va, matai, iš karto 301. Pusas kažkoks vapšė, blėt, nebesuprantu. Aš kur nahui. dingo kiti? Čia tipo taip pisa realiai? Kaip Jo, sakau, būginasi pas jos kažkoks vapšė, blėt, nebesuprantu. Aš nahui. Tai čia tipo tram eurų stavkiai pisosi dabar? Pagal tipo viningą, nach. Ar kas čia buvo? Pusas kažkoks vapšė, blėt, nebesuprantu. Aš nahui. Tai pasižiūrėk, Kaip viningas suprast? PM9, jam toliau frispinai sukasi ir jam suma į minusą nuėjo vapšė iš PM9 eurų į 31 ar kiek. Čia tavo toks balansas buvo, tipo? Jo. Ir tu nieko negalai iš tai? Ne. Nu ten matai, ten tam dar nuorodą į tą, į kiką nusinčiau. Apie kur rašė apie mus, taip, ar ten matysi daugiau ten žaidėjų yra, kurie yra nufotkinę savo tą balansą, žinai, nusiuntė jam. Top Sport klientai tikina laimėję bent 1,5 lemą eurų bendrovė pinigų nemokėjęs, kalba apie gedimus. Čia tipo daugam buvo tokia huinė, ne? Grįždien dieną savo laimę. Jo, tai sakau, nu. mūsų gal ten 9 ar 10 žmonių buvo iš jis. Tai tipo, jūs nieko nelaimėt? Nieks. Jo, tik vienas, sakau, vienas sausai išlypo, nes jisai, karočią, 5 štukų ar 6 štukų turėjo ir jisai už tos pinigus prisipirko bonusų, tiesiog nusipirko bonusus, bet juos nesuko. Ir, karočią, Top Sportas
užblokavo visų anketas, karočią, ir tas gudrus paskui, kai tik atblokavo, jisai nuėjo žaist. Ir, karočią, kai prasuko, jis laimėjo, paskui galėjo kešinti. Nu, karočią, gudriai sužaidė, vis tiek apėjo. Bet. Ir galvoju... Tu prieš darbą ėjai sūkti? Nu, o ką daryti? Aš galvoju, tu gal kaifavai, nahui, prieš darbą. Prie tabaro sėdėjau. Bet. Tai tu prieš darbą atpisai kazinkė ir laimėjai 300 kai ir tau neišmokėjo? Ja, tai grūzas buvo visą dieną. Tu laimėjai 300 gabalų prieš darbą ir tu negavai babkių, nach. Na, čia buvo toks netikėtumas, kaip pasakant. Ne, bet čia nežiūrų, čia, blėt, čia apgailėtina, seni. Blėt, seni, prieš darbą pakėlė 300 štukų vos ne ir tau nieks neišmokėjo, nahu. Seni, tu debilas. Palauk, žiūrėk, Inkaras rašo, jau po 200 kaip vien būčiau skambinęs į darbą, kad Bibi čiulptų. Tai įsivaizduok, jeigu būčiau pasakęs ir neišmokėtų man pinigų, man dar labiau šikna būtų. Ble. Aš nelabai suprantu, kaip jūs lošėt, seni, bet aš žinau, kad tu irgi žaidėjai, dėl to ir paklausiu. Aš žinau, kad tu irgi gamblinai ant to pačio koduko, seni. Kaip jūs kurva laimit kazikė? Aš žiūriu statsus, aš vahuoju, seni. Jūs kiekvieną mėnesį jūs pliūsė, sukos. Seni, dabar žiūrėk, aš tau pasakos, nori prikolą. Pavyzdžiui, vakar įsimetė čiuvas 2 gabalus, išnešė 5, nahu. Šiandien, žiūrėk, today įsijungiu. Įsimetė kažkas 10 eurų, išmetė 500, nahu. Seni, kaip jūs keliat šitam supistam kazikė, nahu? Nu, blema, tai kaip kada pasiseks, tai čia, žinai, tokia ir loterija gaunasi, arba yra, arba nėra. Nežinau, seni, šitą mėnesį tai visiems loterija gaunasi, matau.